Pasirašymas vyksta kaip visą laiką. Efektingai, stipriai, viskas gerai vyksta, daug treniruojuosi, visą save atiduodu treniruotėms šiam ateinančių varžybų. Pamatysim viską ringe. Daugiau dabar biškį dėmesio skiriu brazilų džiudžitsu partneriui, kadangi žinau, kad mano priešininkas yra imtynininkas. Noriu apsiginti gerai, išmokti, veiksmus atlikti, dar tobuliau. Išlikti ramiam, nesinervuoti, nedaryti klaidų, nedaryti skubotų sprendimų. Priklauso viskas nuo to, kaip tu rašeisi ir ką tu atidirbinėjai. Nuo to ir pasimato viskas ringe, kaip tu rašeisi, tą ir padarysi ringe kovodamas. Kovotojas turi būti sumanus, mokėti išlaukti klaidos, neskubėti, nesinervuoti, nedaryti skubotų sprendimų. Manau, kad psichologinis pasiruošimas yra svarbiausias, todėl kad psichologija yra labai reikalingas. Jeigu tu būsi psichologiškai nepasiruošęs kovai, tai tu jau pralaimėjęs. Pirmą turi save nugalėti. Jeigu pralaimi kovą prieš save, tai jau tu esi pralaimėtas. Mano pirma kova buvo Minske 2010 metais, Minsko arenoje pilnutėlį prieš pasaulio čempioną. Šiaip, dar aš buvau iš mėgėjų perėjau pirmą profesionalią kovą. Tai įsimintina kova, todėl kad toj kovoj aš pralaimėjau 2-1 taškais. Kova buvo žiauriai sunki, priešininkas buvo geras, įdomus. Na ir ta kova įsiminė man, todėl kad jinai daug man davė. Tobulėjimų ribų nėra ir kad nereikia sustoti, reikia dar daugiau varyti, kad būti čempionu. Nes kiekvienas pralaimėjimas žingsnis arčiau pergalės. Red corner, Ignas Borisas, Lietuviai.